Labą dieną. 23 užsiregistravę. Labą dieną, tai ačiū tarybos nariam, kad susirinkote į neeilinį tarybos posėdį. Tikrai posėdis sukviestas esant finansiniam reikalingumui, ne dėl to, kad norėjom pasimatyti prieš šventės, dėl to, kad reikia kai ką pakeisti. Gal truputį ir norėjau. Ir kai ką padaryti naujo kai kurie įstaigai. Tai šiandieną posėdėje dalyvauja 23 tarybos nariai, nedalyvauja Vaclavas Motiejūnas, nėra pranešęs, o Simonas Strelcovas nedalyvauja dėl ligos. Tai posėdis teisėtas. Simonas buvo per komitetus. Bet negali posėdį dalyvauti. Nu tai, bet ne dėl ligos. Dėl ligos parašęs. Tai pakartoju, vicemeras sumaišė. Vaclavas Motiejūnas nepranešė, kodėl nedalyvauja, o Simonas Strelcovas dalyvavo posėdėje nuotoliniu, bet dėl ligos negali dalyvauti tarybos posėdėje gyvai. Nu, aš taip ir sakiau. Kvorumas yra, tai siūlau pradėti tarybos posėdį. Himno, taip. Ačiū. Man pasiteiksite. Ar leisite man? Tai su praėjusiom šventėm ir gerų ateinančių, bet tarpušventyje dar ir buvo vienas gražus gimtadienis, tai mūsų gerbiama Ilona Baristienė šventė gimtadienį vakar. Sėkmės Ilonai versle ir politikai. Ilona? Nu, pasiruošę darbui, susikaupę, komitetai praėjo, išsikalbėjome viską, tai priklausys nuo jūsų. Aš tai norėčiau baigti ir greičiau, po 15 minučių. Priklausys nuo jūsų. Tai darbotvarkė yra išpublikuota, gal turėtumėt kas nors pastabų, pasiūlymų, nes Arūnai. Kadangi buvo įvairių interpretacijų, tai frakcijos vardu valstiečių siūlau įtraukti papildomų klausimų dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 22 metų gruodžio 20 dienos sprendimo numeris T393 dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 23-5 metams patvirtinimo pakeitimo sprendimų projektas P434. Tai reikėtų siūlau įtraukti į darbotvarkę. Tai aiškumas toks, kad iš tikrųjų buvo pasirašyta darbotvarkė su vienu klausimu, paskui susidarė situacija, kad reikia keisti techniškai ir tvarkingai dar ir strateginį planą. Tai už tai buvo papildomas klausimas dar jums išpublikuotas penktadienį. Taip, jūsų pasiūlymas aiškus, ačiū. Jonas Navagreckis. Jo, dėkui. Tai kolegos, kadangi kartais protingas mintis reiškiam ir per pertrauką, diskutuojam, kalbam, bet per patį posėdį tai bijom net kažką pasakyti. Bet tai noris tik tais pasakyti tai, kad tokie paprašyti ateičiai galbūt
Čia buvo matoma, aš per komitetus, ką tik sakiau, kad nematėm, kad buvo publikuota. Tai norėtos, kad tas publikavimas matytos ne tik tarybos nariam visiems visumoj, bet kad publikuota, kad serverį pakabinta, tai nereiškia, kad mato tarybos nariai, tuo labiau galimai gyventojai. Pagal vietos savivaldos įstatymą ir reglamentą visa publikacija privalo būti supažindinta su ta publikacija, sprendimo projektą turi galimybę matyti gyventojai, tai yra rinkėjai. Tai toj vietoj tik toksai prašymas yra nepriekaištas, bet pinigai yra, tai viskas tvarkoj, bet ateičiai, kad būtų ta publikacija matoma. Gerai, ačiū. Ačiū už išvalgas. Tai dar kartą dėkuoju, kad susirinkote neeilinį, nes nebuvo planuotas posėdis, bet reikia padaryti mūsų sprendimus, kurie toliau liečia kai kurios mūsų rajono gyventojus. O dėl tų dalykų, kas nebuvo išlaikyta reglamente, tų dienų ir publikacijos, tai atsiprašom visų, tai buvo prieššventinis laikotarpis, tai buvo suirutė ir viskas taigiai. Tai tada skelbiamas balsavimas dėl darbotvarkės. Tai būtų 2 klausimai su papildomu. Tai sprendimo projektas numeris TSP 433 dėl biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Ir kaip pasiūlė tarybos narys Arūnas Grubliauskis, kad į darbotvarkę įtraukti ir papildomą klausimą. Tai pagal reglamentą balsuojame, kad papildomas klausimas, tai yra sprendimo projektas numeris TSP 434, būtų įtrauktas į darbotvarkę. Balsuojame, kad būtų įtrauktas į darbotvarkę. Visi 23 už papildomą klausimą įtraukimą į darbotvarkę, tai dabar skelbiamas balsavimas galutiniai darbotvarkiai, kuris susideda iš 2 klausimų. Tai yra sprendimo projektas TSP 433 ir sprendimo projektas TSP 434. Balsuojame už galutinę darbotvarkę. Visi 23 už darbotvarkę. Mačiau, buvote paspaudęs kalbėti Elgis Mačiulis. Ne? Tai prašau, vedėja Rita Balčiuvienė pristato tarybos sprendimo projektą dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2023 metų sausio 31 sprendimo numeris T1 dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Pristatykit, vedėja. Teikiamas tarybai svarstyti tarybos sprendimo projektas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2023 metų sausio 31 dienos sprendimo numeris T1 dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Šis sprendimo projektas buvo pristatytas komitetuose. Prašom pritarti. Ar daug klausimų buvo komitetų metu? Buvo pakankamai. Klausiančių nematau, tai teikiamas balsavimui sprendimo projektas numeris TSP 433 dėl biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Prašau balsuojant. Visi 23 už, sprendimas priimtas, biudžetas pakeistas, tai tada pabandykime iš tikrųjų sutvarkyti finansiškai viską, kad žmonės, kurie turi lūkesčių, gautų. Ačiū vedėjai už pristatymą, gerų švenčių. Antrasis klausimas, tai yra tarybos sprendimas numeris TSP 434 dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 metų gruodžio 20 dienos sprendimo numeris T393 dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2023-2025 metams patvirtinimo pakeitimo. Pristato investicijų projektų valdymo skyriaus vedėja Simona Iljičiovienė. Prašau. Savivaldybės tarybos sprendimu keičiamas 2023-2025 metų strateginis veiklos planas. Pakeitimai atliekami atsižvelgiant į šios dienos pristatytus ir atliktus savivaldybės biudžeto patikslinimus. Asignavimai keičiami 1, 5 ir 16 programoje.
detalizuoti, paprašysiu kolegės Vaidos, parodysime per ekraną, kuriuose vietose keičiasi, atsiranda pokyčiai. Tai gerai, kad papublikuosit, iš tikrųjų girdėjom, komitetuose buvo daug klausimų, gal dabar tarybos nariams bus aiškiau. Pirma programa. Pirmoje programoje. Dabar neturiu. Pirmas, antras priedas. Excel. Ir čia mes turim pokyčius trečioje eilutėje, kur prisideda 8800 papildomai gautų lėšų. 8500, atsiprašau. Taip, tada turime keitimą 5 programoje. Projektų rengimas ir administravimas papildomai pridedama 19 900 su trupučiu, atsiprašau, negaliu dabar pasakyti tikslios sumos. Ir taip pat atsiranda pokyčiai 16 programoje. Netyčia išjungiam, atsiprašom. Šešioliktoje programoje mes turime tik tai pokyčius perskirstimą lėšų tarp eilučių. 3 eilutėse persiskirti pinigėliai. Tiek pokyčių. Tai ačiū, turbūt vedėjai ateityje reikėtų, kadangi visada su tom lentelėm yra klausimų, tai reikėtų padaryti lyginamąjį variantą, parodyti ekrane ir būtų aiškiau. Nes daug programų, daug eilučių, didžiulis projektas, daug skaičiukų ir kai ką tai klaidina. Taip, klausimą turi Dalius Simanavičius. Taip, gerbam vedėja, tada aš norėčiau pasitikslinti. Tai dabar kiek mes keičiame programą? 3. O jūsų aiškinamajame rašte yra parašyta keičiamos 9 savivaldybės strateginio veiklos plano 23-25 metams programos. Ir jos yra visos išvardintos. Tai čia kas yra teisybė? Ar tą, ką jūs dabar sakote, ar aiškinamasis raštas? Mes keičiame veiklos planą, 3 programose atliekami korekcinio pobūdžio dėl biudžeto asignavimų tikslinimai. Tai mes darydami keitimo projektą sudedame visą informaciją, kad būtų aišku, kas pasikeitė. Tai 3 ar 9? 3. Keičiamos 9 savivaldybės strateginio veiklos plano metams programos. Programos yra bet taigi parašyta normaliai. Tegu vedėja, paaiškinkit vedėja dar kartą tarybos nariui, kad jis iš šventės ateitų ramus, nusiraminęs ir suprastų, kas yra keičiama. Prašau, dar kartą paaiškinkit. Keičiamos 3 programos, tikslinamas visas strateginis veiklos planas. Tai dar kad kreipiuosi į mūsų politikos virtuozą Algį Gaubą. Algimantai, jūs galite Dariui Simanavičiui iš tikrųjų paaiškinti prieš šventės visą, kas yra daroma, kad viskas yra teisingai, gal truputėlį sunku suvokti naujokams iš tikrųjų kaip yra. Algimantai, prižadat? Gerai, aišku. Ada Grakauskinė, prašau. Namajam rašte reikėtų pataisyti tiesiog, nes 9 ten parašytos, o jeigu 9, vadinasi, pagal savivaldos įstatymą jau su visu šituo strateginiu planu reikėjo eiti į kolegiją ir tada eiti į tarybą. Tai užtat tai ir reikėtų, kad
tikslinamos 3 programos. Netikslinamos 9, tikslinamos 3 programos. Jeigu 9, turėtume eiti į kolegiją. Nu, paskaitykim savivaldos įstatymą. Nu, gerbiama Ada, dar kolegija tikrai nebuvo tų galimybę sukviesti prieš pat šventės. Bet tai pataisyti raštą tereikia. Ar tiesa, vedėja? Dėl 3 programų į kolegiją eiti nereikia. Suprantu jūsų komentarą, ačiū, tikrai pasivertinsime ir ateityje žodžius parinksime kitus. Ačiū. Ingrida Venciuvienė. Dabar galutinio aiškumo paprašysiu. 9 programos aiškinamam įrašytos. 3 keičiasi dėl biudžeto pasikeitimo. Taip. Kas dar 6 yra padaryta? Prašome paaiškinti. 6 niekas nesikeičia, keičiasi tik 3 dėl lėšų perskirstimo. Tai jūs liktai žadėjote daryti dar kažkokius pakeitimus, nes kodėl įrašėte 9? Paaiškinkite, prašom. Šis sprendimo projektas yra parengtas keičiant visą strateginį veiklos planą. Kaip dokumentą. Tai yra techninis tik tai prašymas, bet keitimai atlikti 3 programose. Kiek yra iš jūsų programų? 16. Jonas Novogreckis. Jonai, jūs šiandien taikdario misijai, taip paaiškinkit kolegom, kaip čia viskas vyksta. Ne, iš tikrųjų, vedėja, žiūrėkit, ar galim tada sutarti taip, aš čia tokį kaip ir pasiūlymą. Tada, kad aiškinamajam rašte atsirastų papildomas galbūt ar skliausteliuose paaiškinimą. Kad galbūt kalbėtų antras punktas, antra dalis taip. Keičiant 9 savivaldybės strateginės veiklos plano iki 23-25 metam programas, patikslinamos 3 šios programų. Ar galim taip sutarti ir tada įvardinat, kurios tos 3 programos patikslinam? Nes čia dabar iš tikrųjų kolegom gal ir kyla ir čia taip jo, kaip skaitai pažodžiui, tai taip, aš suprantu, kad čia yra visas dokumentas iš esmės, bet galbūt galima sutarti, tada čia aiškinamasis raštas, jis nebus kaip sprendimas. Jis bus priedas ir tada bus visiems aiškiau, kad keičiant 9 savivaldybės strateginės veiklos plano 23-25 metų programas, patikslinamos šios veiklos programos ir gal skliaustelius įrašyti. Gerai, patikslinsime. Merginos pakeis. Tikrai taip, kad būtų aiškiau. Pirma, 5 ir 16 patikslinsime. Tai teikiamas sprendimo projektas TSP 434 balsavimui bus atsižvelgta į pastabas ir po to bus pakeistas aiškinamajam rašte tekstas. Kad būtų visiems aišku, o ne daliai aišku. Taip? Teikiu balsavimų sprendimo projektą numeris TSP 434. (21 už, nebalsavo 2, sprendimo projektas priimtas. Ačiū vedėja ir ateičiai tikrai strateginio plano pristatymą pasiruoškite, nes labai painus dokumentas. Ačiū. Darbotvarkė baigta, 2 klausimai išnagrinėti, sprendimai priimti, papildomų klausimų, apart kad palinkėti visiems linksmų švenčių, gerų naujų metų, sėkmės visiems pasiekti savo užsibrėžtų tikslų asmeniniam gyvenime ir aišku, kai kam bus tikslai kitąmet turbūt ambicingi ir politinėme gyvenime. Tai visų jūsų tikslų įsipildymo. Dar turėtų Martynas Rusteika pridėti. Ką tai, Martynai? Taip, turėjau tik tai pasiūlymą, kad kitos tarybos ateinančiais metais irgi prasidėtų ir baigtųsi taip greit. Ačiū visiems, posėdis baigtas.